Gerai, sveiki, mielieji. Tai šiandien manifestuosime savo tobulus santykius, sužinosime, kaip tai padaryti. Oi, laukia labai daug nuostabių paslapčių. Ir pirmiausia, tai trumpai, kas nežinote manęs, tai aš esu Aldona, emigrantė, gyvenu Norvegijoje. Jau 14 metų, esu žmona jau nuo 15 metų, tai man 39, tai skaičiavau 24 metus. Esu 2 nuostabių dukrų mama ir dar esu ir pati dukra savo mamai, sesė broliui, na ir taip toliau. Tai savo rolės mano yra tokios, būnu pilnai savo rolėse. Ir santykiai be galo įdomi tema, buvo šilto ir šalto, tikrai turiu kuo pasidalinti. Ir svarbiausia, kaip man pavyko manifestuoti juos tiesiog tokius fainus, kuriuose galiu tikrai jaustis laiminga. Tai pasidalinsiu su jumis trumpai, labai daug noriu jums perduoti, bet trumpai pasidalinsiu, kaip man vis dėlto pavyko prieiti iki čia, kur esu. Tai trumpai istorija tokia, kad aš didelę savo gyvenimo dalį buvau pikta, valdinga, tikrai net su tokia šypsena, kurią matote jūs čia darbe, buvau nuolat bambanti, buvau vargšės būsenoje, aukos būsenoje, nuskriaustoji, susimenkinus iki visiško mažo menkučio žmogeliuko, taškelio. Dėl to buvau ir agresyvi, ir buvau ir pikta. Tai kol vieną dieną, kai eini iš tokio negatyvumo, tai aišku, tau gyvenimo srityse ir nelabai ir sekasi, nes visa tai tau grįžta atgal. Tai nei karjeros, nei draugų bendruomenių, nei gerų santykių, nei ryšio su vaikais. Nebuvo tokio, kuris mane tenkintų ir pasakiau savo, kad kažkas čia negerai. Na ir tada prasidėjo sąmoningumo kelias, nuostabiausias kelias, koks tik gali būti. Ir kaip netgi šiandien mačiau mentoriaus žodžius, kad mes galime viską daryti, dirbti darbus, dirbti ir visus kitus dalykus, bet jeigu daugiau pradedame dirbti su savimi, viskas totaliai pasikeičia. Tai taip nutiko ir man. Pradėjau kreipti daugiau dėmesio į save. Va čia trumpai norėjau jums parodyti, nors labai čia visiškai atskira tema. Laukiu, kol jums rodys, nežinau, kodėl nerodo. Matau, kad ne visai rodo. Kažin kodėl. Matau, kad nerodo jums skryno. Ajajai. Esmė tokia, kad supratau, kad vis dėlto tai, kas aš esu, nesu aš. Nes mes jau žiūrėjome su dalyviais manifestuoju, ko noriu pirmose dalyse, pažiūrėkite ir jūs video. Mes esame gimę patys tobuliausi ir nuostabiausi iki tol, kol nepradedame rinktis informacijos iš išorės. Ir kada mes pradedam rinktis informaciją iš išorės, va tada pradeda viskas ir keistis. Ir tada tampame jau nebe mes, o tampame mes tiesiog mūsų aplinkos dalimi. Tai, mielieji, pasistengsiu jums parodyti, kaip tai atrodo. Čia susidūriau su keblumais. Nieko, tuoj mes juos išspręsim. Tai gyvenime bėgant tenka mums atsirinkti, kasgi vis dėlto mes esame. Ne? Ir aš matau, nežinau, kodėl jūs nematau. Tuoj pabandom dar kartelį. Labai noriu jums parodyti vaizdinius, nes mūsų protas supranta vaizdinius. Ne tai, ką girdi žodžius, bet tai, ką mato. Tai. Žiūrėkit, dabar matosi. Dabar matosi, valio.
Dabar. Yes, valio. Jau rašo, kad matosi. O šitas? Kažkaip labai šiandien atsilieka. Galiu pasakyti, nelabai. Va, viskas okei, liuks. Ačiū Jums už kantrybę. Tai atverčiau, toje truputį internetas. Ok, va čia, ką norėjau pasakyti. Žiūrėkit. Čia, kur matote knygas, tai čia esame mes prikrauti nuo mažens visokios informacijos. Mes esame prikrauti į savo sąmonę ir iš aplinkos mes esame prikrauti į savo pasąmonę, nes mes gimstam kaip balti lapai, ne? Ir viską iš aplinkos paskui perimam. Tai turime ir pasąmoniai programas surašytas ir tas, kas mūsų sąmonė ir pasąmoniai, tas įsirašo ir mūsų kūne. Ir tas iš šitų visų 3 dalykų mes tada arba imamės veiksmų, kokių ir tokius gauname rezultatus. Tai jeigu mes rezultatais esame nepatenkinti, taip kaip buvau ir aš nepatenkinta, tada pradėjau ieškoti, kodėl tokie rezultatai ir kas yra su manimi, kad aš turiu tokius rezultatus. Tai va čia ir prasidėjo, tai ką aš galvoju, ką aš kalbu, kaip aš elgiuosi, ne, viskas reiškia užkoduota manyje nuo pat mažens ir dėl to tokie rezultatai. Tai ar galiu tai perkoduoti? Galiu. Ir mes puikiai visi matom labai daug nuostabių mentorių, kurie jau turi tai, ko mes norim, ypatingai ir santykiuose. Tai jeigu jie turi, reiškia, jie kažką tai savo sąmoniai, pasąmoniai ir savo kūne turi kito, negu kad turiu aš. Tai ar galiu ir aš tiesiog tai turėti? Ir džiaugtis tais kitais rezultatais. Tai žinokit, pavyko, man pavyko, tikrai pavyks ir jums. Tikrai jaučiuosi laiminga, rami, džiaugsminga iš tos piktos valdingos noro sukontroliuoti. Dabar žiūrėkit, kaip tai man pavyko. Va taip, kaip jūs esate šiandieną, su naujomis žiniomis, su naujais veiksmais ir su nauju požiūriu, su nauju dėmesiu. Viskas, ko reikia. Tai jeigu jūs dabar skirsite valandą savo, jūs jau skiriate dėmesį į jūsų gyvenimo sritį santykius, jūs jau imatės naujų veiksmų, jūs jau įsijungėte žiūrėti sesiją, ne? Ir jau tai duos kitą rezultatą. Suprantat? Dar mes mokinomės, kaip manifestuoti, tai reiškia, kad šiandien viską, ką užsirašot, išsipildo. Naujas jūsų tikėjimas. Viską, ką išgirstu iš Aldonos, kas padėjo jai, padeda ir man. Naujas jūsų tikėjimas. Ir pradėkime linksmai, mielieji. Man labai įstrigo vienas dalykas, tai kodėl linksmai, jūs jau žinot, kad mūsų filtras praleis naują informaciją jums dėl santykių, ypatingai šiandieną, tik tuo atveju, kai jūs jausitės džiaugsmingai. Tai mes šitą sesiją žiūrime džiaugsmingai, nes kitaip jūsų pasąmonė nepriims informacijos, kurią šiandien girdėsite, na ir tada jūsų kūnas nesielgs kitaip ir jūs nieko negausite. Ir sakysit, ką ten ta Aldona šneka ir niekas pas mane nesikeičia. Vien dėl to, kad mes neįdedame džiaugsmo ir smalsumo. Tai mes, mielieji, dabar įdedam džiaugsmą ir smalsumą. Ir šita nuotrauka būna būtent tas paveiksliukas. Žiūrėkit. Kokią dariau didelę klaidą aš daug metų santykiuose su savo vyru. Aš žirafa, va šita, ne, bet aš buvau pikta, iš tikrųjų bambanti žirafa. Vis norėjau, kad ir jisai taptų žirafa. O jisai, pavyzdžiui, ne, vėžlys. Tai ta žirafa pikta, valdinga, bambantis, norintis sukontroliuoti, bandė vėžlį padaryti tokia pačia žirafa kaip ir aš. O žirafa
faina, visur galiu, viską noriu padaryti, visur eiti, daug matau plačiai, nes aš turiu ilgą kaklą, pasiekiu aukštai ir ten visi lapai daug žalesni ir skanesni ir aš visą tą turiu, visko to noriu, bet aš viską viena pavargstu daryti, kodėl jis negali irgi daryti šito, o aš gulėčiau kaip jisai, žiūrėčiau į tą saulutę ir ilsėčiausi. Ir va čia yra didžiausia klaida, kodėl jisai ne toks, kaip esu aš. Na ir ką mes signalizuojam visatai, kad reiškia, aš esu nepatenkinta juo tokiu, koks jisai yra. Ir tada, ko mes gauname daugiau atgal, vis daugiau tokių situacijų iš jo, kad būtume vis daugiau mes nepatenkintos to, kaip yra. Tai yra mūsų vadinamas kitaip dar mes esame magnetai. Tai šita yra klaida, jeigu mes ir esame tos fainos, nuostabios žirafos, kurios matome aukštai, matome plačiai ir valgome skaniai, tai mes jomis ir būkime ir nesistengime vėžlio paversti žirafa. Leiskime būti savo laimingomis, kūrybingomis ir turinčiomis gyvenime prasme. Ir tada šalia tas vėžliukas lygiai tuo pačiu užsikrės, bet savo būtent kelyje, ant žemės ropojimo kelyje jis tą patį darys. Ir mums nieko keisti nereikia. Važiuojam, pažiūrim, apie ką aš čia turiu omeny. Tai va, būtent kaip pradėti tai daryti, kaip pradėti keisti tą požiūrį. Tai yra kaip angliškai dar meilė, ne? Meilė pagrįsti santykiai. Iš viso, jeigu pasižiūrėsit, aš turiu tokį tikėjimą, kad arba esi meilėje, arba esi baimėje. Ir jeigu tik matot kažkas nepavyksta, reiškia einat iš poreikio ir reiškia, kur yra poreikis, ten yra ir baimė. Reiškia, nieko gero nebus, o jei ir bus, nesijausit patenkintos. Tai jeigu einam iš meilės, mokinamės eiti iš meilės, manifestuoti iš meilės. Žiūrėkit, love. L raidė reiškia leidžiame savo pažvelgti ne į aplink save, kur pilna ir gerų, ir blogų žmonių, ir mes jų visų nepakeisim, ir tai tiesiog yra neįmanoma, jie tiesiog yra tokie, kokie yra. Bet ką galime padaryti mes, kaip tos arba piktos žirafos būti, arba fainos, džiaugsmingai ramios ir laimingos, ir turinčios prasmę, ir stiprios, ir visokios kokios. Pamatysim gale dar, kokios galime būti, ne? Kokios norime būti. Tai tada, kai leisimės savo pažvelgti į savo vidų, į save. Taip nutiko ir man. Aplinkos nepakeisi, kad ir kiek bebandytume. Tai kam naudoti tą energiją? Tai pakeičiam tiesiog dėmesį tik tai iš aplinkos į save. Va čia ir pradeda keistis gyvenimai, ypatingai santykiuose. Žiūrime į savo vidų, kaip galime tapti geriausią savęs versiją. Pasakysiu pavyzdį. Pavyzdžiui, žiūrėkit, tokį fainą, ne? Nes kitaip nepriims jums naujos informacijos. Viską šiandien su fun priemam. Įsivaizduokit, aš šiandien tokių vaizdinių turėjau, tiek prikūriau. Jeigu esame mes, ne, daleiskim žirafos santykiuose, ne, ir mūsų vyras vėžlys, ne, tai ar galime mes tiesiog vietoj to, kad pykti, kad jisai toks yra, ir nemato, kad aukštai tenais yra daug skanaus maisto ir daug plataus vandenyno, kad jis nemato, vietoj to, kad pyktume, gal galime tiesiog paimti, priskinti tų lapų ir pridėti jam žemai ir tiesiog patiesti kelią, kad jis galėtų aukščiau užlipti. Ne? Bet čia apie tai vėliau, ne? Tai va tiesiog, ką galėčiau šiandien padaryti, kad būtų ir man geriau, ir kad būtų ir mano partneriui, ir mano šeimai, ir aplinkiniams geriau. Tapimas tas būtent savo geresnės versija. Tai ne kad pykti ir bandyti kitą priversti, pavirsti kažkuo, bet gal galiu jam padėti. Paklausėme savęs, kokio tipo žmogaus šalia savęs aš trokštu. Ir tada iš karto klausimas vėl sau,
ar aš esu tokio tipo asmenybė. Taip? Jei norite pritraukti savimi pasitinkantį stiprų partnerį, jūs turite ir būti pasitikinti ir stiprus partnerį. Čia matysime mes pačioj pabaigoj, parodysiu aš jums, kaip tai atrodo. Jei tikitės gyvenimo santykiuose be dramų, tada jūs turite elgtis kaip asmuo nekeliantis dramų. Nori harmonijos, gyvenk harmonijos su savimi. Čia yra, greitai parodysiu, ne? Būtent apie tai. Pažiūrėm, kaip greitai jums parodys. Čia yra apie tai, kad mes esame, čia ne šiaip savo, aš kalbu iš oro, ne? Čia labai daug yra mokslo jau išrasta ir parodyta, ir šita informacija yra mums visiems laisvai prieinama. Mūsų širdis yra kaip magnetas. Tai jeigu mes žinome, kokio norime partnerio, tai ar mūsų širdis išvibruoja būtent tavo jausmą, kad toksai jisai yra. Jeigu pas mus labai daug negatyvių jausmų, tai mes išvibruojam negatyvius, bet mes galvoje laikome pozityvius. Ar tai sutampa? Ne. Širdis mūsų vibruoja, o mūsų protas mato ir nori kažko kito, ne? Pavyzdžiui, kaip aš labai daug klydau, žinokit. Pavyzdys, ne? Socialinė medija mane įtraukė į tai, kad reikia milijono ir kai tu turtingas, tai tu ten esi laimingas ir santykiuose ir viskas fainai tenais viskas. Nes mes tą matome, ne? Dažniausiai. Ir mano čia susikurtas taip. O iš tikrųjų vibravau visai kitą. Vibravau tiesiog, kad man reikia artumo, susietumo jausmo. Mano širdis vibravo vieną, mano protas kitą ir jos abi, protas ir širdis vibravo nekoherentiškai. Tai reiškia, niekas neįvyko. Aš buvau labai žemose vibracijose ir dėl to neturėjau partnerio tokio, aš maniau, kad neturėjau tokio, kokio aš noriu, nes buvo visiškas disbalansas, disharmonija, ne? Ir tada ir rezultatai mūsų būna disbalansiški, disharmoniški ir tie, kuriais mes nesam patenkinti. Tai labai reikia būti atvirai pačiai su savimi. Ar tai yra iš proto, iš poreikio, tai, ką mes matome aplinkoje, primesta aplinkos tiesų, ar tai yra mano iš širdies, mano tiesa, iš mano vertybių ir iš mano tikėjimo. Ir tada pradeda, kada sutampa širdis su mintimis, tada pradedat jūs ką daryti, pradedat vibruoti ir tada pritraukiat savo partnerį su tom pačiom vibracijom. Tai jūsų partneris, tai, ką jūs dabar turite, yra jūsų išvibruojamų vibracijų rezultatas. Grįžtam atgal, pažiūrim, kaip mes galim manifestuoti, ko norim. Tai O raidė, ne? Overall intent by process. Lietuviškai būtent, kad būkime visos tame procese. Apie tai ir mentorė Rita jums, ko gero, šiandieną papasakos, ką tai reiškia. Ką tai reiškia, kada būti procese visose gyvenimo srityse vienodai, harmoningai. Nes jeigu kažkurį vieną apleisime ir įsitrauksime į kitą, viena bus apleista, aš visa karjeroje, bet į šeimą nekreipiu dėmesio, jau bus disbalansas ir čia nebus to pasitenkinimo jausmo ir to tobulumo, kad aš gyvenu tobulą gyvenimą. Taip, tai visada, kiekvieną rytą, kiekvienai savo gyvenimo sričiai, ypatingai santykiams, kiekvieną rytą turime intenciją, kokių mes jų norime, kaip mes norime jaustis. Tai pas mane jau vyksta ir aš be galo džiaugiuosi ir vis intencijas jau, kai išsipildo, vis keičiu. Ir manifestavau kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą aš turiu manifestacijas, ryte intenciją, kad noriu šiandien tiesiog pabūti su savimi. Ir ne tik šiandien, noriu tiesiog laiko sau. Ir pas mane jau taip sudėlioja, kad vyrui vieną paskui kitą prasidėjo komandiruotės ir vaikus išleidus į mokyklą, aš esu namuose viena.
pilnas laikas yra skirtas man, aš esu laisva pasirinkti, ką noriu daryti, kiek noriu laiko sau skirti. Tai jau manifestuojasi, mylėjai. Būtent su ta intencija, kad aš noriu, bet ta intencija iš visos širdies, aš noriu tiesiog pabūti dabar viena. Tai intencija turi būti aiški, tiksli ir labai aiškiai iškomunikuota, ko norite. Būtent labai svarbus yra tikslumas, nes jeigu abstrakčiai, mes ir gausim abstrakčiai. Taip? Pavyzdžiui, jeigu norim partneriam puikiam laikui praleisti, kad gera būtų, arba partnerio kurti nuostabiam gyvenimui, ką tai reiškia, ką reiškia nuostabus, ką reiškia puikus, ką reiškia puikiam laikui, kaip tai atrodo, kaip jūs tame jaučiatės. Reikia labai smulkių dalykų, nes įsivaizduokit, jūs vibruojate ir jeigu išvibruojate abstraktų dalyką, na tai būna ir duoda tik tais vieną dalyką to, ko prašai. Bet jei išvibruojame labai smulkius dalykus, jau netrukus pastebėsit ir pamatysit, kad tie smulkus dalykai jau atsiranda jūsų aplinkoje. Ir tai irgi jau vyksta ir pas mane. Ar norite, kad partneris būtų kupinas aistros, įkvėpimo, smagumų, potyrių, laisvas? Ne? Ar norite, kad partneris būtų rimtas, argumentuojantis, struktūruotas, prisirišęs verslininkas ten, pavyzdžiui, ne? O pirmam koks menininkas? Matot, verslininkas, menininkas, tai yra skirtingi dalykai. Tai būtent kokio jo prašome. Aš jeigu va taip jums rašydama, ruošdamasi, net pagalvojau, ką aš jaučiau, kai vyrą pamačiau ir ko aš iš tikrųjų norėjau. Aš norėjau, kad tik būtų džiaugsmo ir būtų gera. Ir protas iš aplinkos priėmė, kad reikia sėkmingo, reikia turtingo, reikia ten stipraus, ne? O širdis vibravo tik vieną, kad tik tais būtų faina ir gera. Ir va koks neatitikimas buvo aplinkos ir širdies. Ir rezultato nebuvo. Ir iš to paskui nebežinai nei ką daryti. Tai nėrimas giliai į save, atrandam tikrai, ko norime aiškiai ir tiksliai. Tai dažniausiai kyla dar iš mūsų vertybių, iš mūsų trūkumų iš vaikystės, bet apie tai galėsim vėliau paanalizuoti. V raidė, ne, meilėje, love. Vizualizacija reiškia, jūs pasiekėte savo vaizduotę. Intencija, noriu jaustis va taip, bet va būtent su tyru jausmu iš širdies, ne? Tada ta intencija iš širdies kyla į viršų, į jūsų intelektą, ir ten kuria vaizdinius, ten kuria naujas idėjas. Kada jie veikia išvien, intelektas ir jūsų kūnas, širdis, kada veikia išvien, jūs pradedate pakilti į 4D, į vaizduotės pasaulį, kur vibruoja jau jūsų norimi manifestuoti būtent svajonės. Ir jei buvote, pavyzdžiui, pasimatyme prieš užmiegant, dar esate pabūkite dar prieš užmiegant visą tame pasimatyme, kaip jūs jaučiatės, kaip jums buvo faina, kaip gera, ir vizualizuokite, kaip jau tas pasimatymas atrodys rytoj, po metų, po mėnesio, po 2, kaip jūs susituoksit, kaip turėsit vaikų, kaip atrodys jūsų namai, ką jūs veiksite ir kaip jūs jausitės. Atsiminkit, svarbiausia yra jausmas iš širdies, kaip jaučiatės turėdama tobulą partnerį. Ne, šalia tobulo partnerio yra tobula partnerė. Okay? Tai aš esu tobula čia ir dabar, kokia esu, ir pridedu prie savęs kiekvieną dieną, kad būčiau jau rytoj, poryt dar geresnė savęs versija, bet jau esu tobula. Mes visi esam tobulai nuo pat gimimo, tokie kokie esame, kito tokio nėra. Tai pradedam jausti, kad mes jau esam tobula partnerė, jausmas kyla į intelektą. Intelektas pradeda kurti vaizdinius idėjas, įkvėpimą, kūnas įgauna įkvėpimą, pradeda imtis veiksmų ir visa šita kombinacija pakyla į 4D, kur ten jūs norite į jūsų svajonę ir ten pagauna jūsų tobulą partnerį. Iš tikrųjų, žinokit, paprasta, tikrai paprasta. Jeigu tikime, pas mane tai vyksta, perimkit mano tikėjimą, patikėkit, tai vyksta.
Ir tiesiog jums reikia patikėti. Ir pradėti nuo mažų dalykų. Ir pamatysit, kaip pereisit prie didesnių ir didesnių. Vizualizuojame ne tą vieną žmogų, bet būtent vizualizuojame visus dalykus, kokių tik norime. Ne? Noras ir poreikis atskiriam. Ar man reikia ir aš turiu tai turėti, ar aš tyriu jausmų iš širdies noriu. Va čia yra du skirtingi dalykai, ką turite atpažinti. Aš noriu 3 vaikų, nes vaikystėje augau su kaimynais, kurie turėjo 3 vaikus ir tai jie buvo tobula šeima. Tai jau yra įrašyta programa, tai jau nesate jūs. Ir jums reikia tiesiog sugrįžti į širdį ir atpažinti, kokia yra iš tikrųjų jūsų tiesa. Okay? Tam yra praktikos, viskas čia ok. Nustojame kalbėti, galvoti ir jausti, kas nepavyko. Okay? Dedame tašką, pradedame galvoti, ką norime turėti. Ko norime, pradedam tai vizualizuoti, ne? Jei vizualizuojame santykiuose, kuriuose vyrauja pagarba, norim santykiuose, kurio yra pagarba, ne? Džiugesys, lengvumas, fainumas, ne? Vienas kitam, palaikymas. Ir dabar realybėje to nepatiriame ir nejaučiame. Štai jums ir skirtumas, kodėl jūs neturite tobulo partnerio. Nes jūs šiuo metu nesijaučiate, kad esate tobula partnerė. Tai kaip manot, nuo ko reikia pradėti? Ar reikia vis tiek dairytis tobulo partnerio? Ar reikia pradėti nuo to, kad aš jau šiandieną jaučiuosi tobula partnerė savo tobulam partneriui? Tadam! Parašykit, ar pagavot, parašykit 10, jeigu pagavot šitą mintį, ar pavyko man ją perduoti. Žiūrim toliau. Parašykit 10, jeigu pavyko man perduoti jums šitą mintį. Dabar žinote, ką daryti. Norite artumo santykiuose, jau jį jauskite čia ir dabar. Viskas, ko jūs norit savo partneryje, jau yra jūsų širdyje. Nėra kito būdo išmanifestuoti tobulą partnerį. Tik nuo to, kad pradėti jausti, kad jūs esate tobula partnerė, tobulam partneriui. Ir ten prasideda tie smulkus dalykai, ne? Dabar žinote, ką daryti, ne? Norite artumo santykiuose, jau jį jauskite čia ir dabar. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai galėsite perimti mano manifestacijas kiekvieną rytą, vakarą ir dienos metu, aš skiriu savo laiko, skiriu laiko praktikai, meditacijai, galbūt pas jūs bus kvėpavimas, ne? Per kurį aš atsipalaiduoju. Atsipalaiduoja visas kūnas ir pasąmonė ir sąmonė. Ir tame lygyje alfa ten banguose, ne? Tenais vyksta vizualizacija, pilna iš širdies, pilnam atsipalaidavime, kuri pradeda vibruoti ir pagauna jūsų svajones. Tai būtinas yra atsipalaidavimas, džiugesys ir po to jau viskas iš širdies, ne? O ne iš proto. Norite meilės, supratimo, išklausimo, palaikymo, vedimo, tai jau darykite realybėje dabar. Aš esu palaikianti save ir kitus. Kokį partnerį, ką aš vibruoju, aš palaikau save ir kitus, ką aš vibruoju, gaunu partnerį, kuris palaiko mane. Aš myliu save ir kitus be sąlygų, kokį gaunu partnerį, kuris myli mane tokią, kokia aš esu. Aš suprantu save ir kitų požiūrį, gaunu partnerį, kuris mane supranta. Aš įsiklausau į save ir kitą, gaunu partnerį, kuris mane išklauso. Aš vedu į save, į savo svajones ir įkvėpiu kitą siekti savųjų. Aš turiu partnerį, kuris palaiko mane mano svajonių siekime. Paprasta, ne? Na ir paskutinis eikite į naują puslapį į savo gyvenimą, ne? Meilė, jūs jau turėjote seną patirtį santykiuose, mes visi ją turėjome. Ir nereikia jos prisiminti. Taip, jai reikia padėkoti,
paleisti, padarykite emocinę jogą, 1 valandą pasėdėkit su tuo jausmu iš tų senų santykių, kas tai yra per jausmas, ar tai yra baimė, neapykanta, pyktis, pagieža, pabūkit su tuo jausmu, nes jisai yra jūsų dalis. Visi negatyvūs ir pozityvūs jausmai yra jūsų dalis. Nieko neišmesit. Ir pas mane dar yra tie patys jausmai, kontrolė, vadovavimas, pyktis, aukos būsena. Jie yra, bet jie nevadovauja man, neužima pirmos vietos. Pirmą vietą dabar užima džiaugsmas, meilė, pasitikėjimas, fainumas, lengvumas, laimė, gausa. Ne? Jie yra. Tai tuos iš tų senų santykių, tuos negatyvius jausmus niekur jų nereikia išmesti, reikia tik pridėti naujų. Visą, ką dabar jums reikia padaryti, tiesiog padėti tašką, galite šiandieną užsirašyti, nuostabi šiandieną data, mielieji. Aš nežinau, kaip man tai pavyksta. Žinokit, nuo to, kai pradėjau šitą temą vystyti, mane nuolatos seka skaičių, sekos, kurios man rodo kelią, kad aš esu savam kely. Tai yra pats nuostabiausias dalykas. Aš apie tai kalbėjau, manifestuoju, ko nori 2 ar 3 daly. Pažiūrėkit, ar turit savo talismaną. Tai vienas iš jų gali būti skaičiai. Pažiūrėkit, kokie skaičiai. Ar suvokėt, ką tai reiškia jums, kad jūs esate tie, kurie šiandien žiūrite? Tai reiškia 2, 2, 2, 2. Angelų skaičiai, jūs einat labai teisingų kelių. Tik tais reikės truputį įdėti smalsumo, džiaugsmo ir pastangų, ne? Nauja jūs vidumi nuo šiandien dienos, 23 metų, rugpjūčio 22 dienos ir dar 20 valandos, gal dar net ir minučių yra 22. Jūs esate jau nauja. Tai, kad klausote manęs, tai jau vyksta pokyčiai jūsų gyvenime, jūsų pasąmonė, jūsų širdyje ir jūsų santykiuose. Tuo patikėkit. Ir jie tik bus daug geresni ir daug daugiau bus to, ko jūs trokštat. Savo elgesiu, savo vidumi, tiek išorėje, tiek nauja vizualizacija, naujomis idėjomis, naujais troškimais, nauja savęs versija. Nuo šitos datos jūs jau esate geresnė savęs versija, nes jau žinote, kas vyko su jumis ir ką pridėti, kad būtų vis daugiau to, ko norite. Tai, kur yra pokyčiai ir magija prasideda nuo šiandien dienos, būtent šios valandos. Neleiskite, kas buvo bloga, laikyti jūs nuo to, kas laukia gera jums priešakyje. Tobulas tikėjimas. Ne? Tobulas. Aš esu tobula, mano partneris yra tobulas. Tai, kas buvo bloga, tai tik tai parodė, kad manęs laukia dar daugiau gero ateityje. Okay? Tikėjimas. Tai va, mėlėjai, taip. Dar manifestuoju, ko nori, ne? Žiūrėkit, dar labai yra didelis dalykas, bet čia jau yra mūsų genuose. Ir pirma, tai jeigu esame žirafos, pavyzdžiui, ne? Tai nenorėkime, kad vėžlys taptų drambliu. Jis ir yra vėžlys. Priimkime save, tokios, kokios esame. Ir dar buvo mentoriaus pasakyta, jeigu dauguma moterų dar turi labai, ne tai, kad aštrų protą, bet turi kūrybišką protą. Ir tada mums atrodo, kad ir jisai turėtų būti kūrybiškas. Tada atrodo ir ant kitų, ne, kad kodėl jie nekūrybiški, o aš čia tiek visko noriu, tiek visko galiu, ir tiek visko matau, ir tiek visko padarau. Ir mums atrodo, kad ir kiti turėtų taip daryti. Ne, dėja, vėžlys netaps drambliu ir netaps žirafa, jisai koks yra, toks ir yra. Ką galime padaryti mes, tai nukreipti visą dėmesį į save, kaip mano šitas kūrybiškumas galėtų būti prasmingas. Tiek man, tiek mano artimiesiems, ir tiek žmonijai, ir tiek ir pasauliai. Ir eiti su savo tuo kūrybiškumu, bet būtent į prasmę. Va tada ir baigės visi konfliktai, visi barniai ir visi nepasitenkinimai santykios, kada eini su savo kūrybiškumu, savo keliu.
Tai nesakau tai, kad nereikia investuoti į santykius, bet tai yra komunikacija su partneriu, va būtent, kad ir šita tema, ne, taip, aš turiu kūrybiškumą, aš turiu talentą daryti tai ir aš čia einu, tu eini, kur tu eini, kaip mes galime bendrai daryti. Šiandien puikiai su vyru pasikalbėjom, kaip jau mums puikiai sekasi ir bendrai eiti, bet tai taip, tikrai ir tai manifestavosi, žinot, kada gal prieš porą metų mes atsisėdom, pasirašėm ant lapo, kur aš einu, nes mano talentai vieni, pasirašėm ant lapo, kur jis eina, ir mes pasirašėm čia per vidurį, kur einame mes abu. Ir šiandien dienai mes jau turime, kad netgi atkalbėjom, kad mums puikiai sekasi papildoma šaltinis uždarbiauti iš nuomos. Ir mes šiandien aptarėme, kad kaip galima tai didinti ir gerinti. Bet aš einu su savo talentais, aš tenais prisidedu tai, kuo aš galiu, jisai prisideda tai, kuo tai gali, ir dar mes einame kartu. Ne? Tai žiūrėkit, manifestuojame, ko norime savo partneryje. Dar turim žinoti tokius dalykus. Moteris yra ta, kuri rūpinasi. Jeigu pridėsite savo tikėjimą šitą, pasikeis pas jūs labai daug gyvenime santykiuose. Aš rūpinuosi. Jeigu tik pastebėsite, jeigu jaučiate šiandieną pervargusi, reiškia, jūs darote, nes todėl, kad reikia, nes todėl, kad turit. Ir čia einat prieš savo prigimtį ir taip jūs einat į pervargimą, į pykčius, į agresyvumą, kur tiesiog nesate savimi ir neinate būtent iš savo širdies. Ne? Tai moteris, jeigu pridėsit visur, aš rūpinuosi, pabandykit šitą vos ne kaip mantrą, žinokit, kaip viską keičia. Ir jeigu tik matote, kad vyras pasakys, taik ir prisukti ant tą spintelę, ne? Tai jau yra darymas. Ir jeigu jūs spjausit ir sakysit, einu ir prisuksiu tą spintelę, tai jau jinai bus prisukta, bus padaryta, bet jūs nuo to nesijausit geriau. Gyvenime pas jumis niekas nuo to nepasikeis. Moteris rūpinasi, tada jinai, ką reiškia rūpinasi, suranda kažką kitą, kas jai padeda prisukti tą spintelę. Ne? Jinai rūpinasi. Taip kaip ir mano darbe buvo, kodėl aš išėjau iš darbo, nes rūpintis man buvo be galo smagu. Be galo įkvėpimas, pasirūpinti, kad klientas būtų patenkintas, pasirūpinti, kad darbuotojai būtų įkvėpti dirbti. Tai yra pasirūpinimas. Bet kai man buvo uždėtas dar darbas ir daryti fizinis, va čia ir baigėsi visas smagumas. Aš buvau ir rūpinuosi, ir dariau. Ir aš jau prieš savo prigimtį, dėl to pradėjo šlubuoti ir sveikata, ir būdavau pikta ir su vaikais, ir pavargus ir santykiuose su vyru. Matot, nieko nesigauna. Okay? Kad ir gaunas, bet tai neneša laimės. Neneša to, ko mes norim. Tai aš rūpinuosi, jis tada daro. Kuo daugiau, jeigu pastebėjot, kad dabar labai daug darot, pradėkit tik tais rūpintis. Okay? Ir pamatysit, jis pradės vis daugiau daryti. Tuo pačiu ir juo rūpintis. Gal tau galiu kuo nors padėti? Mano dažnas dabar klausimas. Gal galiu tau kuo nors padėti ten, kur jau jisai eis daryti? Gal galiu padėti tau atsipalaiduoti, kad vėl būtum produktyvesnis, ne? Gal galiu tau kuo nors pasitarnauti, ne? Ir va taip jis pradės daugiau daryti tada, kai pradėsit jūs daugiau rūpintis. Okay? Pradedant nuo savęs ir tada vaikai, vaikai, vyras ir toliau šeima, artimieji, bendruomenė ir toliau socialinis visas, ne? Jeigu aš būsiu dėkinga, jis bus įkvėptas kuo daugiau daryti. Dėkingumas, aš turiu prie šito parodau iš karto, ką reiškia dėkingumas.
Matot, jeigu mes jaučiam dabar jausmus, baimę, negatyvumą, pesimizmą, abejonės, tokią nenorą, pervargimą, jie visi mus puola, kas vienintelis dalykas, lygiai taip pat ir jūsų partneryje. Jeigu jūs taip jaučiatės, jūs išvibruojat ir gaunat iš savo partnerio tik dar daugiau tokių situacijų ir daugiau dar aplinkui žmonių, kad tik tais kuo daugiau taip jaustumėtės. Vienintelis dalykas, kaip iš to išeiti, pradėti dėkoti. Bet tas dėkingumas neturi būti iš proto. Aldona pasakė, reikia dėkoti. Tai aš dabar dėkoju tau. Tai aš dabar tą. Nieko nebus. Deja, jis turi būti nuoširdus ir jis turi ateiti spontaniškai, kada jūs tikrai pajaučiat. Ir būna man dažnai jau būna dabar, ne tik tai kartais, aš tiesiog padėkoju, kad jisai su manimi yra. Aš tiesiog padėkoju už maistą, nors nesvarbu, kad aš važiavau, pirkau, kad aš ten viską parašiau, ne, aš padėkoju, nes tai vis tiek mes esame kartu, mes sėdime kartu, pietaujame, ne. Tai dėkingumas, pirmasis, kuris leis išeiti iš negatyvių jausmų, kels jūsų vibracijas, tuo pačiu kels ir jūsų partnerį. Taip? Nepaklyskit, mielieji, labai didelis dalykas, kad teko susidurti man ir kas yra, jeigu jūs pradėsite eiti link šitų gražių dalykų, negražūs dalykai pradės irgi stiprėti, irgi pradės eiti tuo keliu. Bet tai, ką jums reikia tiesiog žinoti, kad meilė visada nugali. Okay? Kai aš kuriu, jisai stato. Jeigu jūs statysit namą, jisai sėdės ant sofos, galima sakyti. Kai jisai statys, jūs tada viduj kursite, gėlės sodinsite, jūs esat laisva kūrėja. Jeigu tik savo kūrybą užspaudžiate, viskas nėra įkvėpimo ir nieko statyti. Aš esu laisva, jis yra tikslus. Čia jau toks jums pasufleravimas, ko galima iš tikrųjų, ko manifestuoti. Aš šiandien jau jaučiuosi laisva, ne? Ir tada pritraukiu tikslų. Gal ko noriu tada, jeigu abu būsim laisvi, tai abu būsim laisvi. Galbūt jūs to norit, būsim keliauninkai tenais, tie turistautoriai, ne? Bet gal, kai aš esu laisva, tada manimi rūpinasi stiprus, tikslus ir aiškus partneris, ne? Aš esu pažeidžiama, jis yra stiprus. Tai aš leidžiu būti sau gležna santykiuose, tada vyras manim nori pasirūpinti, nes vyras jaučiasi, kad gali pasirūpinti partnerį, kuri parodo, kad jisai jau yra čia stipresnis ar kad pasirūpina savo partnerę. Tai kartais reikia to įjungti moteriško išmintingumo tokio, ne? Kad ir tas pats parnešimas maišų iš mašinos, iš maisto parduotuvės pilni maišai mašinoje, tai būdami dažnai, kad pasiemi pati neši, bet iš tikrųjų gal labai faina tiesiog nusiimti tą vyriškumo kaukę ir prisiminti, kad leisti jam būti stipresniam ir paprašyti gražiai, ar gali padėti, ne? Mes visi esam gimę vieni kitiems padėti, dar šitą irgi atsiminkit, ne? Tai leiskit jam jums padėti. Ir atvirkščiai. Aš esu rami, jis yra monstras. Jeigu aš bandau uždirbti pinigus, jeigu aš bandau viską sutvarkyti, pastatyti, sukurti, padaryti, tai aš kokia esu, aš kaip monstrė dėl savo šeimos, ne? O iš tikrųjų norėčiau, kad jisai taip darytų, o aš tiesiog mėgaučiausi gyvenimu. Tai tą ir pradėkime daryti. Kai pradėsim mėgautis savimi ir gyvenimu, automatiškai vyras prasidarys monstras dėl savęs ir dėl savo šeimos. Kaip sako, arba gyvenimas tave, arba tu gyvenimą, ne? Kartais vyrai turėjo būti gyvenimuose kaip monstrai, nes gyvenimas taip, jis nėra lengvas. Ir kiekvienam tenka kartais ir pakovoti. Tai va, jeigu norit, kad būtų vyras tas kovojantis už jūsų šeimą, už jūs, tai jūs turit būti rami ir va, kokie dar norite būti, ne? Ir va, jūsų šitie veiksmai, tą, ką pradėsite daryti, duos atoveiksmį. Okay? Tai pradedame nuo savęs ir stebime, kokie bus rezultatai. Aš šitą kalbėjom, šitą šiandieną man kaip tik irgi labai užstrigo. Kartais tam, kad suprastume partnerį,
pažiūrėkime į šitą paveiksliuką. Mes nematome bendro vaizdo. Pažiūrėkit, ką mato moteris ir ką ji galvoja, kaip jisai čia toks silpnas, ar negalima, ar nemato, kad man gyvatė ranką baigia nukąst, ar negalėtų jisai stipriau manęs ir greičiau manęs patempti į viršų. O dažniausiai nematome bendro vaizdo, galbūt jis turi savo istoriją, savo bagažą, savo sielą, kuri atėjo surinkti tam tikrų patirčių ir jam iš tikrųjų skauda, nes ant jo nugaros yra akmuo ir jisai galvoja, aš nebepakelsiu šito skausmo, nebeturiu šitiek daug jau jėgų, ar negalėtų jinai pasispirti bent truputį ir kad galėčiau ją užtraukti. Tai vietoj to, kad kaltintume kitą, kartais vis dėlto reikėtų pažiūrėti iš šono ir pradėti nuo savęs. Nes galima tikrai moterį užsikabinti dar iš už šono krašto ir spirteltis su kojom į viršų. Tai pradėkime nuo savęs. Ir šitą kalbėjom. Tai va, mėlėjai. Ir turiu jums dovaną. Reikia šėrinti. Turiu jums dovanytę. Kaip gyvuojat, parašykite, jei gyvuojat ok, parašykit 10, jei gyvuojat nelabai gerai, parašykit vienetą. Okay. Turiu jums dovaną kolegė Rita, su kuria jau esam pravedę 6 gal kokius mokymus prieš porą metų. Ir jinai eina sąmoningumo kelią lygiai taip pat kaip ir aš visose gyvenimo 7 srityse. Yra puikiai finansų ekspertė ir šiandieną irgi pasidalins su jumis, kaip jai pavyko iš tos aukos būsenos pereiti į laimingos žmonos būseną, kas Rita per paslaptis ir kaip manifestuoti moterims tos fainus santykius. Sveiki visi, iš tikrųjų mane nustebinai pristačiusi laimingos žmonos. Taip, daugiau norėčiau pavadinti laimingos moters, nes neapsiriboju vien žmonos vaidmeniu. Ir ta laimė, kaip ir minėjai per visą savo pristatymą, iš tikrųjų priklauso ne nuo aplinkos, ne nuo vyro, ne nuo tavo darbo, tik nuo tavęs pačios. Todėl vienintelis receptas pačiai save padaryti laimingą ir ieškoti, kas tave laimingą daro. Man labai patiko vieno iš mūsų mentorių metodas, kurį taip pavadino balų metodu, nes galbūt tai mums lietuviam praktiniam žmonėm yra paprasčiau suprantama. Nes visi kiti, ką tu kalbėjai, šiandien po daugelį skamba kaip kažkas vibruoja, širdis išvibruoja, vibracijos, manifestacijos. Daugelį lietuvių netgi atgraso ir atpurto tokie išsireiškimai, nes mes labai paprasti, labai praktiški. Bet jeigu visus tuos dalykus pavadini tiesiog kitaip, balų sistema, viskas pasidaro labai paprasta ir aišku. Tai vyrų ir moterų smegenys absoliučiai skirtingos. Tu pasakai net apie tai, net ne vyrų, moterų, apskritai žmonių yra skirtumai, ne? Tu žirfa, kitas žmogus šalia tavęs, ar tai būtų kolega, ar tai vaikas, ar bendradarbis, gali būti vėžlys. Ir kaip ten žirafa aukštai bandėm kažką įrodyti, jis tiesiog nesusikalba. Tai dažniausiai mes moteris ir būnam su vyru, bet visiškai skirtingi žmonės, skirtingos asmenybės. Nebūnam vyru ir moterim, o būnam dažniausiai asmenybėmis, ta žirafa ir tuo vėžliu. Tai kad būti dažniau vyru ir moterim, kurie gali nuoširdžiai vienas kitu džiaugtis, galima sakyti, kad reikėtų nusimesti visus savo asmenybinius ypatumus, ne? Pamiršti savo visus statusus, praeities nuoskaudas, šios dienos buiteką vadinamą, dar kažką tai, ir pamiršti santykius, nes santykiai kas yra? Pats išsireiškimas ir pati savoka santykiai yra aš tau, tu man. Tai norint, kad būti tikrai laimingais ir vyrui ir moteriai, tai reikėtų nusimesti asmenybę, o likti tik esybė, kad aš kaip moteris, kas yra ta moteris, ir jis kaip vyras, kas yra tas vyras. Tada atsiranda, aišku, tokių mums progų gyvenime, kai jas susikuriam, kaip kažkur išvažiuoja, kaip dviese ar ne ilgam laikui,
ir kai gali nusimesti savo visas asmenybinės pareigas, darbus, rūpesčius, kas vaikus paims, man kotletų iškepk, ne, aš tau nueisiu žolę išpjausiu, ne, bet tie mūsų buitiniai rūpesčiai ir kada tikrai galim pasižiūrėti vienas į kitą, kaip moteris į vyrą, o vyras į moterį, kas mums vienas kitame traukia. Bet Pakeisti aplinką pabėgimų. rekomenduoja, ne? Jo. Vienas iš receptų. Vienas Tikrai iš reikia. receptų, taip. Pritariu. Šitas reikalinga būtinai bent kartą į metus, kad apskritai suprast, kad mes galim būti vyrų ir moterim ir kad nors šiandien yra tas jausmas užslopintas, bet jis kažkur yra ir nedingo ir galime jį atgaivinti. Jau vien žinojimas, kad tas kažkur pas mus yra, nors seniai pamiršta, mes tarkim su Aldona jau ne pirmus metus santuokoj, bet kažkur, kad tas yra, jau tiesiog primiršom, tas tikėjimas jau mus palaiko per visą toj buitį kasdieną, per mini konfliktus einant per mūsų minas. Tai šitą būtinai kaip santykių higiena ir mes su vyru stengiamės kiekvienais metais bent į santykių savaitgalį nuvažiuoti, kad kitoj aplinkoj pajusti tą būseną, kas yra vyras ir moteris ir kad tai tas tinkelis dar kažkur yra ir niekas ten nedingo, reikia nuolat atgyvinti. Bet tokių progų gal ne visi turi ir negali pasidaryti, tarkim, kas mėnesį, kaip rekomenduoja tų pasimatymų. Negali gal išvykti į santykių retrytus, kas populiarėja, tai yra išvykos, kelionės tipų išvykos, su mentorium, santykių kažkokią stovyklą, kur jie padeda atgyvinti moterį, jausmus vyrui, moteriai, kada jie viens kitų tik pasirūpinasi ir pradeda įsijausti vienas kito poreikis, įsigilinti ir išgirsti vienas kitą, ko kam iš tiesų reikia. Kągi daryti visų kitų laikų? Visą tai 365 dienos per metus, kaip kiekvieną dieną gyventi ir jausti tą džiaugsmą ir laimę viduj. Tai vėlgi grįžtu prie tų balų sistemos. Kaip tų balų, kaip tų pliusiukų prisidėlioti, kad pataptum tuo, atsiprašant, ne škudo magnetu, o gerų dalykų magnetu. Nes taip tu savo batarkę įkrausi, taip tu spinduliuosi, tokį tu Wi-Fi ir siūsi aplinkui, tiek tavo tas internetas ir tetrauks, ar ne? Kaip rauteris, geras arba blogas, jau vyriškais tais terminais. Kaip pasiekti, koks pas tave bus tas ryšys ir koks tavo signalas bus stiprus ar silpnas. Tai vienas dalykas, tų pliusiukų, dažniausiai mes laukiam, kad mus kažkas pakrautų. Tai ir mus kaip gulinčią batareiką nusėdusio paimtų, nusineštų, ištų rozetį ir pakrautų. Pakrovėjas, jo ieškom pakrovėjo visada. Ir laukiam, iliuzijos susikūrė, ne, vyras turi moterį pakrauti, moteris turi vyrą pakrauti, ne, tų pliusiukų pririnkti, ir aišku, yra ten tų receptukų. Bet iš kitos pusės, jeigu matai, kad tu žirafa, vėžlys nifiga neraukia, tą žirafą pakrauti. O žirafa visai neįdomu, jie ir nemato, kaip tą vėžlį pakrauti. Pirmiausia, galime pasidomėti, kas mus pačius įkrauna. Jeigu kol kas dar apie vėžlį negali galvoti, nes tu net nežinai, o kaip susiorganizuoti, kad tave pakrauti. Tai pirmiausia, arba kaip pati gali pasikrauti, jeigu aplink jokių vėžlių net. Ir ieškai, ką tu minėjai, kas tave daro laimingą. Ne ką, aplinkui iš Instagramų paveikslėlių, kas ale madinga, kas suteikia laimę, o ieškai iš tikrųjų, tai kas tau yra laimė. Nes jeigu tu, kaip ir minėjai, visą laiką bandysi manifestuoti, kas šiai dienai madinga, bet tu giliai širdį tavęs neapgausi, tai jauti, kad tai ne tavo. Oi, čia labai madinga važiuoti, ten kokias druskinikus sparius, visiems ten dėti Instagramą, ne, ir čia tipo mano svajonė. Velnio, mano iš tikrųjų svajonė yra ryte anksti atsikėlus perėti mišką, jeigu dar galimybė į kokį ežerą įlįsti, iš vis fantastika, arba tiesiog nueiti ir pabandyti pagauti saulėlydį. Jo, kitaip sakant, mielos moterys, tiesiog skirti minutę savo. Va ten ir nuo ten ir prasidės tobuli santykiai. Tiesiog minutės su savimi, su savo širdimi. Tai va, nes kitas jūs pakrauti gali, kažkiek truputuką, čia kaip papildoma atsarginė, kokia tai įkrovos lizdas, kol važiuoja automobiliu, net trumpam gali štai traukti. Bet pagrindinis krovimas, ypač moterį, tai vyksta pačios savęs, nieks savęs pakrauti negali. Vaikų nieks iš vis negali pakrauti, kol jie maži, tik motina, moteris,
O tu save gali įvairiais būdais įsikrauti ir yra labai daug. Vienai basai pasivaikščioti, kitai vonioje procedūros pasidaryti, trečiai knygą paskaityti, kitai kavutės pertraukėlė. Turi atrasti, kas tave pakrauna ir tų pliusiukų savo prisidėlioti. Pasidaryk kažkokį darbą pliusiukas. Skiriai savo laiko pliusiukas. Prisiskiniai pati savo gėlių, kokių tu nori, o ne kokių tau nupirko, nes galvoja, kad Būna, jos gražios. oi, Jau galiu pasakyti šitą, aš mėgstu vienokias gėlės priskintas, ir rožės gražu, ir tie gvazdikai gražu. Spėkit, ką gaunu iš vyro per šventės Tulpių gal. vazonuose. Tai va, Įsivaizduokit, ar gali jis tada mane pakrauti? Ne, bet aš jau esu pati save pasikrovus, nes aš žinau, kas man patinka ir aš savo to leidžiu. 5 puokštės aplinkui ir tau tas vazonas netrukdys. O, ačiū, kad atneši pasisodinti. Vyros visai kitose vietose kraunasi pliusiukus negu moteris. Aš gal apie vyrus labai daug nepapasakosiu, reikėtų daugiau, aišku, domėtis ir ieškoti savo mentorių, kurių žodžiais jie patikėtų, nes kad mes šią Aldoną pasakysim, tai nebūtinai vyrai mūsų žodžius patikės, nes dažniausiai apskritai moterų vyrai yra tai klausom, nes moteris vyram nėra tas patikimas autoritetingas šaltinis. Geriau, kai vyrai patys susiranda savo mentorių, o jų yra tikrai nemažai, kurių patarimų, tiesų, paaiškinimų jie klausytų, labiau norėtų daryti. Aišku, minėjai tokį dalyką, kaip papasakosiu, kuo vyrai save gali pakrauti. Vyrai dažniausiai pasikrauna veikloje. Jie kaip tie elektromobiliai, ne? Kol važiuoja dideliu greičiu, tol batarkiai įsikraudinėja. Todėl vyram yra fainiausia, jie patys susigalvoja savo tikslus arba ale patys, bet ne moters tiesiogiai liepia moteris išmintingai gudriai kažkaip tai sureguliuoja aplinkybės, kad jisai pats sugalvoja savo kažkokį iššūkį ir jisai pats jį pasiekia. Todėl labai dažnai tą, ką tu, Aldona, paminėjai, siūlyti vyrui pagalbą ir galiu tau padėti jo paties sugalvotame darbe. Gal geriau ir nereikia, nes tada tu atiminėjai iš jo pliusiukus. Tai, pavyzdžiui, savo už darbą užsideda, moteris po vieną tą balą pliusiuką užsideda, vyras tai padaro paties sugalvotą darbą savaip, kad ir ilgai, kad ir knisas, kad ir nesiseka, ir tu ateini iš šono, taip norisi jam padėti. Jis jau įsidės savo daug daugiau pliusų, negu tu jam atėjus padėti ir jam ten liputis to pliusų. Buvo tame, kad paklausti, rūpinuosi. Kartais paklausti gal geriau. Atsakymas visada būna, kad ne, bet būna, kad ir galiu nuvažiuoti nupirkti, o jisai padaro greičiau ir visą šeimą išvažiuoja. Būna ir taip. Darbus. Gali paklausti geriau, kokio darbo tu nenori daryti, kurį aš už tave galiu padaryti. Pavyzdžiui, mano vyras, tai jam sukelia kažkokį, tai nežinau, kognityvinį disonansą, jeigu jam reikia čekiuką nuskanuoti ar ne, ir paskui parašyti laišką įmonei, kad jinai pagal tą čekiuką sąskaitą faktūrą išrašyti. Tai jam tokį atmetimą sukuria, tai vat yra darbų, kurių jisai nemėgsta, va ten gali paklausyk. Yra tokie darbai, kurie aš iš jų galiu padaryti, kuris tau netinka, bet jeigu yra darbas, kurį ypač jeigu jis jau pradėjo, ir tu atvarai dar siūlai jam padėti, tas vyras šitie kitaip veikia. Jie labai paprastai, jie netgi kai dirba nesišneka. Jeigu jisai jam reikia, tai ateis ir paprašys, pasakys, čia man palaikyk šitoje vietoje, nes negaliu ten prisukti, bet jeigu aš padariau tokį dalyką, mano vyras pasišovė, pats sugalvojus, vyras pats sugalvojo idėją, tu jam čia yra kaifas, pats sugalvojo idėją, užsandarinti balkonus, išorės plyšius, pirko putų ir atsivežė savo pernai įsigytą labai gerą putų šautuvą, tą vadinamą pistoletą. Ir knisėsi žmogus, bando jis ją atkrapštyti, tam pridžiūva viskas, aišku, nesiseka. O ašgi rūpinuosi, rūpestinguolė. Negana savo darbą darau, ten butą valau šveičiu. Gal ir mano ištisai mintis, jis dabar krapštai, jis ten įsiteps. Tam turbūt jau pirštą atsiglė. Nugi tu rūpinėsi kaip savim vyru. Mes tai moteris, viena kitai norim padėti, yra natūralu ir būtina net. Mes viena ir savo pliusiuką užsidedam, ir kita mums pliusiuką uždeda. Jeigu mes viena kitai padedam, paklausim, gal tau skuduriuką paduoti, ne? Žiūrėk, čia gali išsitepti. Taigi mes čia jau yra bendradarbiavimas, čia yra kooperacija tarp moterų. Mes lygiai taip pat manom, kad mums čia ir vyram taip reikia daryti. Ir aš
pribėgu prie langą, gal tau skuduriuką paduot? Čia man to ir trūko. Jis ir tai ten nusiknisęs, kai sviedėsi į tą putų pistoletą. Kai jis sprogo, buvo laukia sniegas, Liepos mėnesį. Tai ačiū Dievui, kad ta kryptis buvo ne į, o į medį. Visas medis pavirto kaip sniego seniu. Bet jeigu būtų kryptis į jį, tai jis būtų sniego senis to plastė. Tai bet ką gali padaryti jūsų alerūpinimu. Jeigu jam būtų reikėję, ir taip nekartą man, kai jam reikės, ateinam pabeldžia į langą ir sako, ten laidą paduok dar kažką. Bet kai jeigu jo darbė tam pradedi puldinėti ir jam klausinėti, kuo tau padėti, gaunasi, kad tu iš jo atiminėjai tuos balus ir pliusiukus, kuriuos jis nori pats užsidirbti, nes tik pats užsidirbęs, tai jaučia tą laimę. Tai bet apie tą laimę kasdieninę, čia yra mažytė tik dalį, šiam prisidėsiu. Moteriai pačiai savai kraudinėti, vyrui irgi prisigalvoti, o dabar kaipgi galima vienas kitą pakraudinti. O čia reikalingi santykių rytai, kad kartais arba kažkokie mokymai ir kursai ir domėjimasis, arba kaip tu sakei, kasdieną skirimas laiko šitai temai, kad pagalvoti, kuogi mes skiriamės, pažinti tuos vyro skirtumus, tai dar savo konkretaus vyro, savo būtent vėžlio, ar jis pas jis ten rėžas, ar jis pas jis jaguaras, bet jo būtent koks jam pakrovėjo laidas tinka, ar ne, nes jeigu jūs iPhone'ą bandysite ten į kokį Huawei įkištų, nu tai nelabai ne visi pakrovėjo nei blokelį, nei glaidinę. Ir atrasti, tai kokius jisai mėgsta. Yra keletas standartų, na, va, tų laimės balus veikiančių metodų. Moteris, ką gali vyrui padaryti. Mes visą žinom, kad taip jau pas vyrus yra suinstaliuota evoliuciškai, kad vyras stengsis dėl moters, kurį įkvėpė žygdarbės. Tai ir sakei, va, kokia aš turiu būti moteris savo idealiam vyrui, ne? Turiu susirasti savo jau, jeigu aš jį turiu tą vyrą, tai kokia būtent yra mano vyro tipui, ta moteris, kuri įkvėpė žygdarbės. Prisiminti anksčiau, tai vienas iš paprasčiausių būdų tai yra džiaugtis jo pergalėmis, nemeluojant. Neprisigalvojant ant kažkokių tai skėdalų, kad oi, tu čia pats geriausias blynų kepėjas. Nu, vyrai netiki pasakom, ne? Bet džiaugtis, nemeluoti, neišgalvoti faktų, bet tiesiog įkrauti į emociją. Jeigu jis parėjo ir ten pasakė, kad ten, oi, ten šiandien, žinai, tam pavyko ten gauti kažkokią tai detalę pigiau, tai tiesiog pasigalvoti, kaip nuoširdžiai čia pasidžiaugti. Pavyzdžiui, vaikas, mes tai mokam vaikų džiaugtis, atneša pripeckiuojas piešinį, ten jūsų 3 ar 4 metų vaikas. O jie, tu kaip faina, ar ne? Kaip faina, kaip aš džiaugiuosi, kad tau pavyko, bet tu nesakai, kad, nu, nesistenk reikia meluoti, pats gražiausias piešinys pasaulyje, nes, nu, čia irgi melas. Bet tiesiog nuoširdžiai su vaiku pasidžiaugti ir čia su vyru. O, davai, atšvęskim, žinai, vat. Tikrai yra moterų, kurios tą sugeba, mums su Aldona, kaip čia dar mokytis, nes mūsų Jo, pavyzdžiai. kodėl nesugebam džiaugtis vyro pasiekimais, todėl kad nesidžiaugiam savo pasiekimais. Tai jeigu mūsų baterija tuščia, ar galim kito pasiekimais tada džiaugtis? Iš ko? Pirmas dalykas, aišku, save pasikrauti. Toliau netisiu, kaip save pasikrauti, kaip vyrui save, jau trumpai aptariau, ar ne, kelis metodus paminėjau, bet dabar labai trumpai tik užsiminsiu, kaip vyrų tų pliusiukų. Taip elementarus pavyzdys. Jeigu jisai parėjo, papasako, kad jam ten pavyko kažkokią detalę pigiau įsigyti, ar vat, mano vyrui buvo nepaprastas atradimas, kai jis 400 vertės kalbenkę nupirko už 100 eurų. Pavyko atrasti tam tikrų išparduotuvį. Tai dažniausiai mūsų toks įprotis, ne, vat, lietuviškas ir dar moteriškas, nu, nes moteris nesigiria tokiais dalykais. Ne, tai, nu, ir kas čia tokio, tai galvom, kad jisai pučiasi, o vyrui iš tikrųjų jisai jau savo teikęs ten 50 taškų susiteikęs, moteris, jeigu nupirktų va tokias kalbenkę, jinai savo 1 tašką suteiktų, nes ją kiti dalykai pakrauna. Tai tu kaip pasakai, kas čia tokio, tai tu jam jį dar į -10 balų nuvarai. O iš tikrųjų vietoj to, kad, o tai atšvęskim, žinai, davai mes kokios arbatos pasidarom, ten kiti ten šampano, davai aš tau blynų iškepim, tiesiog nuoširdžiai atšvęskim, vat ką mes mokėjom, kai dar tik buvom kai draugavom, kai buvom 18-iniai. Iš tikrųjų, dėl kiekvienos nesąmonės. Ten būdavo chebra kokia nusiperka, ten motorolį ir dar kažką, tai davai atšvęskim, žinai. O dabar, vat, vyras ateina
grubiai tariant, sumedžiojęs mamutą savotiškai, kad ir kokia jo sėkmė, ir mes nešvenčiam su jo pergalės. Žiūrėkit, net gentys, žmonės ten sumedžioja kažką, jie ten šoka aplink laužą, švenčia žmonės tokius dalykus. Tai jeigu jūs nuoširdžiai tuo pasidžiaugsit, tikriausiai tie emocija, tai jo ten iš 50 balų pasidarys gal ir 100 balų ir jam šitas paprausiai labai gerai. Ir jūs tapsit moterim, jūs pati jausitės ir jis jausit, kad dėl jūsų jūs norite daryti žygdarbius ir jums balus skaičiuoti, jumis domėtis, o kas jūs padaro. Mums, kol vyrai nesupranta, belieka jiems tinkamų vietų, tam tinka įvairūs santykių kursai, pasakyti, kasgi mus įkrauna, arba sakau, atvesti juos išmintingai, palaipsniui, kantriai į tokią aplinką, kurį išgirsto, kasgi mus konkrečiai krauna. Tai yra elementariausi dalykai. Pavyzdžiui, vyras jums pastatė namą, jūs davėte jam 1 balą. Jis galvoja, kad jis užsidirbo 1 milijoną balų visam gyvenimui, nes vyrai labai praktiškai, jie nori sukurti sistemą šiandien greitai, kad veiktų visą laiką. Jiem taip norisi tiesiog per gimtadienį jums atnešti 100 rožių, bet jie nesupranta, kad tai 1 balas. Vietoj to, kad jie neštų po 1 rožę, ar tam ramunė, elementai, man, pavyzdžiui, būtų daug mieliau ramunė, kad jis nueitų ir kasdieną nuspintų, kasdieną laukuose žydi vis skirtingos gėlės. 1 gėlę gautų po 1 balą už kiekvieną gėlę, vietoj to, kad 1 kartą per metus uždirbtų 1 balą už tą kibirą rožių. Bet tai jam reikia ištransliuoti neįžeidžiančiai, gudriai, išmintingai per kažkokius kursus, kad jis tą išgirstų iš savo autoritetų. Vyras nupirko jums namą ir jis galvoja, kad užsidirbo balus visam gyvenimui. Tuo tarpu kažkoks kaimynas galantiškas, žinodamas moterų vyrų skirtumus ir kaip tai veikia. Kažkoks gal geras pardavėjas, kuris pardavimų psichologiją žino ir žino, kad dažniausiai perka moteris, tai reiškia, išmano moterų psichologai, žino, kad moteriai patinka dėmesys ir maži dalykėliai. Ir jis tai gali tų mažų dalykėlių 100 balų per dieną surinkti. Bendradarbis, klausyk, gal tau kavos? Žiūrėk, gal pradarysiu langą, čia tvanku, ar ne? Kaip tu šiandien jautiesi, kad tau galiu padėti. Čia šitas, o kaip tu jautiesi, žinai? Duokit, jeigu vyras. Jo, moteris ne, aš, kadangi norisi santykių vis tobulisnių, tai aš tiesiog padedu vyrui, kartais pasufleruoju, paklaus, kaip jautiesi, apkabink, palaikyk 6 sekundės, po to palauk, kaip ten dar kažką būna, jo, sakau. Irgi jo, man, sakau, trūksta dėmesio. Ir tada pabūna toks net juokingas kūrybiškumas įsijungia. Taip, jeigu jisai kaip vyrais, kaip ir jie labai yra paprasti ir praktiški. Tiesiog reikia mums išmokti juos pagirti, kai jiem pavyksta kažką mums gero padaryti. Ir nepastebėti arba užsisiūti, kai jiem nepavyksta. Jie patys, kai prisidirba, leisti jiem patiem išsikuopti, nes tik patys išsikuopę, jie užsideda savo daug pliusų. Jeigu jis kažkur vėluoja, jis kažką ten įsitėpė, jam kažkas sulūžo, tai nereikia pulti, ką aš turiu milžiniškai įprotį. Tai aš čia tau padėsiu, tai duok, aš dabar suklijuosiu. Nuleisti jam klysti ir leisti pačiam išsikuopti savo nesėkmes. O kad mums pliusiukus uždėti, tai, sakau, mokite edukuoti, jeigu matot, kad nelimpa ir pas yra atmetimo reakcija, kai jūs jam sakot, ką jam dėl jūsų padaryti. Tai belieka vėlgi kažkokiu išmintingų būdų nusivesti kursus. Tai duokit idealus atvejis, ką galėtų vyras dėl moters padaryti. Kaip jisai gali susirinkti, pasakysiu, kokių 10 balų iš niekur nieko. Moteriai geriausias dalykas yra metuose, jeigu jisai žino, kad jie kažkur kartu keliaus. Nes ten yra tikrasis tas pabuvimas moteriai ir vyrui kartu, ir kur jūs važiuojate nedarbo reikalais, kur tikrai jisai gali pailsės rūpintis jumis, o jūs juo. Tiesiog pasakyti, kad mes vasarą keliausim. Dar neaišku, nei kur, nei ką, bet mes keliausim. Užsibukink atostogas, tarkim, nuo Liepos 15 dienos. Viskas. Jau visi oksitocino taškų iš jūsų arba tų balų arba pliusiukų susirinko krūvą, nes jūs kiekvieną dieną, žinodamas, kad ten pas jūs artėja atostogos, jūs eisit kažkokią suknelę pirktis, kažkokiam draugiam, jeigu dar jau artėjant kelionį žinosit ir miestą, jūs pradėsit domėtis, jūs kiekvieną kartą galvodama apie tą kelionę, jau jūs jam pliusiukų pridedat. Ir jūs įkrauna jisai ir savo statusą pasikelia, jau pažiūrėkit krūvą. Toliau.
Moteriai didžiausi balai ir didžiausi tie pliusiukai oksitocino, kai vyras apsikabina neturėdamas intencijos galutiniam tikslui seksui. Tiesiog apsikabinti, žinoti dar kaip apsikabinti moterį, ar ją per liemenį apkabinti, ar per pečius priglausti, ar galvą prie krūtinės prispausti, tai yra kiekvienai skirtingai, moteris tą gali labai lengvai parodyti ir papasakoti. Ir tiesiog prieiti dažniau ir apkabinti, bet ne taip, kad kaip svetimi būna apkabino ir patapšnuojam, tiesiog skaičiuoti 5-6 įkvėpimus, o tiek laiko paskirti. Moterį tiek užsikrauna pliusiukų, tiek oksitocino, tiek ryšio susikuria su vyru. Vyrui tai nieko nekainuoja, nereikia pirkti jokių didelių mašinų ar balų. Vyrai visai kitaip pasikrauna ir jie dažnai bando moterį pakrauti savais metodais, bet jie absoliučiai neveikia. Todėl vyram smalsaukit, ieškokit, kas moterims patinka. Tiesiog savo gėlytę, paklausti, kaip jautiesi, pasiūlyt kartais. Gal tau, jeigu matot, kad vėsu, gal tau šalta, gal naktinį paduot. Bet dažnai vyrai visus tos dalykus žinojo ir mokėjo, kai norėjo moterį užkariauti, ir kai draugavo, kai domėjosi ją, o po to jie vedė ją prie altoriaus, movė žiedą ir galvoja, kad užsidirbo 1 milijoną balų visam gyvenimui, daugiau nieko daryti nereikia. Tai yra normalu, tai vyriškas mąstymas, bet suvokit, kad tai yra faktas. Deja, bet jūsų šita programa neveikia, jūsų moters programinė įranga kitokia, todėl pasidomėkite, kaip jinai veikia ir kaip jūs galite ją priversti tapti jūsų mūzą, jūsų įkrovėją, jūsų džiaugsmo nešėją. Kai domėsimės vieni kitais, neskirsim, kaip balansuosim savo laiką, neskirsim absoliučiai viso laiko tik tais verslui, karjerai arba tik vaikam, nors 5 minutės per dieną, kaip dantų valymui paskirti kiekvieną dieną kelias minutės, čia irgi reikia įsivesti tokį kaip higienos įprotį kiekvieną savo dieną, nors kelias minutės pagalvoti, kokių šiandien galiu pliusiukų padėti savo vyrui susirinkti, pirmiausia, kokių galiu pliusiukų savo prisikurti ir kaip mes galim padėti viens kitam jaustis laimingesniais. Pirmiausia, patys save maksimaliai kraunam ir paskui dar kažkiek, kiek ten trūksta, ieškokime, kaip pakrauti. Super, Vita, labai Tai apibendrinai tiek, labai tau ačiū. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, na vis dėlto, jeigu jau ir esame to žirafos, o jisai vėžlys ir neorganizuos jisai mums tai kelionių, neapkabins mumis, bet mes turime viduj tokį jausmą, tokį jausmą, kad vis tiek kažkodėl aš su tuo žmogum esu ir jaučiu, kad kažkodėl vis tiek jaučiu, kad ir turime būti kartu, tai nukreipkime savo kūrybiškumą, savo mintis, jausmus ir elgesį į prasmingą veiklą. Nuo tos prasmingos veiklos mes būsim pilnatvėje, laimingos, ramios, džiaugsmingos, gausoje. Ir mes būsim tokioj erdvėje, tokioj aplink save, prasmingai save užpildžiusios, kad tam šalia esančiam partneriui nieko kito neliks, kaip tik prisidėti prie tos jūsų prasmės ir irgi virsti būtent prasmingu. Ne? Tai nukreipiame visą energiją vietoj to, kad į vyrą, kad jis koks jis turėtų būti, nukreipiame tai, o kokią prasme šiame gyvenime galiu padaryti aš. Ir tada susitvarko ir santykiai, ir visa kita. Aldona, aš pamenu, kai mes kalbėdami, kartais būdavo priekaištų antrai pusei. Priekaištai paprastai antrai pusė atsiranda tada, kai pati neturi ką veikti. Labai mėgdavau sakyti, tu neturi ką veikti, tai reiškia, kad neturi prasmingos veiklos, tu turi per daug laiko kabinėtis prie savo antros pusės, bet kabinėjimaisi, jie tik blogina santykius, tai yra pati žemiausia vibracija, nes kabinėjimasis, priekaištai, kritika atsiranda, tai yra patys baisiausi dalykai, patys didžiausi santykių griovėjai. Kaip nematyti, ar ne, kaip šunį dresuoji, tugi jo nemuši už kiekvieną jam nepavykusį triuką. Tu jį tik paskatini skanukais, kai jam pavyksta ir nekreipi dėmesio į tuos triukus, kurių jam nepavyksta. Mes gaunasi, kad darom visiškai atvirkščiai. Ir mūsų dėja, bet dresūra pastebim, kas nepavyksta, nes atrodo tai, kas pavyksta, tai yra įprasta jau. O pastebim, kas nepavyksta, nes labai turim daug laiko žiūrėti į tai, kas jam nepavyksta. Duokit, jeigu tu pakankamai užsiėmusi prasmingą veiklą, būtum tokia kažkokia ten nomeda, ar dar kažkas, kuri važinėja, savanoriauja,
veda renginius, ar ne, nu, tu neturėtum laiko stovėti ir žiūrėti pro langą, kaip jis, atsiprašom, knisasi su putų buteliukų. Nu, tikrai ieškokim ir prisimkim moteris atsakomybę, kad jeigu mes neturim ką veikti prasmingo, mes kabinėjomės prie vyrų. Todėl ieškokim savo prasmingos veiklos, ieškokim kaip save įkrauti ir paieškokim, už ką pagirti tą antrą pusę ir kaip jam tą moterį, dėl kurios jis norėtų daryti žygdarbius. Taip, super, ačiū Rita. Rytoj gal prisijungsi mumis padėti mum manifestuoti sveikatą? Negaliu garantuoti, priklausomai nuo laiko, bet pasistengti labai norėsiu. Rita yra žmogus, kuris perėjo nuo tos kenksmingos sveikatos, kuri kenkia ir mūsų mintims, ir mūsų kūnui, perėjo prie sveikesnės, po to pasekoje ne iš karto, bet ir veidrodiniais neuronais užsikrėčiau ir aš. Ir pavyko prie sveikesnė mitybą susitvarkyti ir kitas gyvenimo sritis. Rytoj manifestuosime sveikatą. Tai aš vadinu, kai valgai ne kotletas su kotletu, o daržovės su kotletu. Tai rytoj manifestuosime sveikatą. Ačiū tau, Rita, ir dar tikiuosi susitiksim. Iki, mylėjai. Išjungiu. Oi, ne iki.